Sveiki, šiandien taigi parodysiu, kaip padaryti judantį tekstą. Tai gerai, spaudžiame, parašome kokį tekstą, aš parašysiu ecolor.lt. Parašėme tekstą, paspaudžiame dabar Windows, Animation. Dabar perkeliame ecolor parašytą žemiau, už ribų, sukuriame naują frame, dabar pakeliam viršų, taip, čia galite padaryti taip, sukuriate po 10 ir gavosi taip. Atsiprašau, biškį pas mane lagina, tai biškį reikės. Dabar pažiūrim, kaip viskas gavos. Nu, visai neblogai gavos. Arba galima padaryti kitaip. Išjungiam animation. Padarom taip, parašom dar vieną kokį grafikos pasaulis. Sumažinam biškį. Man atrodo, tiek bus gerai. Paspaudžiam vėl Windows, Animation. Dabar šitaip visus ištrinam. Ištrinti. Va, ir gausi taip. Dabar padarome taip. Šitą perkeliame, keliame į čia, o šitą grafikos pasaulis keliame į čia. Dabar sukuriame naują frame, dabar ecolor.lt pakeliam čia, šitą pakeliam į viršų, taip, dabar padarom taip, sukuriam apie 10, paspaudžiame OK. Ir va kaip gavosi. Jeigu norit, kad šitaip liktų ilgiau, tiesiog padarote ant kiek norite. Arba 5 ar 25 sekundžių ir bus taip. Saugom. Atsiprašau, kad lagina kompas, manau, laiku pasitaisysiu. Įsaugom. Ir netaip įsaugom formatą. Įsaugojame GIF formatu. Jeigu saugosit PNG arba JPG, jums tiesiog neslidinės tie jūsų žodžiai. Padarom GIF, dabar save, darbalokis, įrašyti. Ir dabar žiūri kaip gavosi. Ačiū, kad žiūrėjote, pamoka buvo skirta ecolor.lt. Pamoką darė Evaldas GMM. Jeigu jums šitą pamoką patiko, nepagailėkit rep ir galit parašyti po komentarą. Sudie.